kolegijai. Atėjusi kontrolierė pateikė tokį argumentą, kad atėjau tikrinti vadovaudamasi kažkokią tai laikraščio gandais. Tai labai, man atrodo, daug ką pasako. Ar mes atsiunčiam kontrolės komitetą kažkokį žmogų ar kažką, kad patikrintų gandus. Tai gal pasiremkim faktais. Antra, ko labai tikrai, tas tie tikrinimai, penktas tikrinimas, jeigu mes nesudarom sąlygų tiek materialių bibliotekai gyvuoti, tiek, sakykime, emocinę aplinką nesukuriam, tai koks gali būti tikrinimas? Pirma, leiskim vadovui dirbti ir jam pasireikšti, o tada jau vertinkim jo darbo rezultatus, tikrinkim ir panašiai. Ir šiandien mes esam tikrai čia ne dėl to, kad į kažkokius šalutinius požiūrius peripėtijas gilintumės, bet dėl to, kad mums ne tas pats, kas vyksta bibliotekai, ne tas pats, kas vyksta su mūsų vadovu, ir šiandien tas mūsų kreipimasis, tarybos narius, tai yra būtent tas išsakymas, kad kas bibliotekai per tuos 5 metus bevyko su mūsų direktoriumi, mes ir nesusiskaldėm, mes tik susitelkėm ir mokam susitelkti. Ir dar vienas dalykas, kas turbūt irgi labai mus išblaškė paskutiniu metu, tai yra kultūrinės veiklos projektų finansavimas, kai visam rajonui, centrui mūsų, vaikų literatūros 20 projektams yra skirta tik 5500 litų. Gerbiamas merė, jūs visada deklaruojat, kad, sakykime, kaimo bibliotekos yra vienintelė kultūros salelė rajone. Tai apie ką tada mes kalbam, apie kokią kultūrą, jeigu kaimo žmogus visai išmirštamas. Mes esame tikrai ir dėl kultūros projektų irgi rengiam atitinkamą dalyką, nes su tuo mes negalim sutikti. Ačiū uždėmesį. Aš matau, kad Romas Kukta, kaip čia pasibaigus šiandieninis balsavimas, paremtas didžiąją dalimi, mano nuomonė, politiniam intrigom ir kažkieno asmeniniais interesais. Romas Kukta bet kokiu atveju laimėtas vien dėl kolektyvo pozicijos. Teisiniai niuansai, manau, teisme nesudėtingai bus sprendžiami, tai aš su kuo jūs ir sveikinu, kad jūs turi šaunų kolektyvą ir jūs bet kokiu atveju laimėtojai šiandien esate. Tačiau supratau, kiek prasidėjo pasisakymai. Prašom, Liucinas. Kadangi yra šiokį tokį tikrai pažeidimų yra pagal darbo kodekso vieną ar kitą straipsnį, aš siūlau Romui Kutkai už šios pažeidimus pareikšti papeikimą ir kviečiu kitus tarybos narius už tai prabalsuoti. Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kaip ir kitos institucijas, turi savo veiklos nuostatas. 13.2 punktas labai aiškiai reglamentuoja, kada gali tarnyba minėta atlikti auditus ir kontrolinius tikrinimus. Galima tais atvejais, kada yra planiniai tikrinimai. Antras dalykas, galima tada, kai leidžia, kai tas dalykas aprobuotas yra tarybos. Tarybos čia mūsų sėdinčių. Ir trečias dalykas, aukščiau stovinčių nurodančių institucijų. Tai yra visas ikiteisminio tyrimo galbūt institucijos ir valstybės kontrolė nurodyti. Ir viskas. Ir jokių negali būti laikraščių publikacijų, negali jokių plėtkų panašiai. Negalima žaisti ir manipuliuoti aplamai įstaigų, kolektyvų ir žmonių kokiais tai emocijomis. Tai yra reglamentas, kaip gali dirbti tarnyba. Už tai, kadangi iš neteisės niekuomet negali gimti teisė. Neteisėtai pradėjome, už tai mes į tokias peripėtijas dabar ir tokias diskusijas įsivėlėme. Aš, aišku, pasakysiu savo nuomonę. Ne apeliuodamas į vieną ar kitą įstatymą aiškinimą, ar vieną kitą išvadą, kurią mes kiekvienas galime darytis patys, tiek remdamiesi įstatymais, tiek remdamiesi kontrolės medžiagą arba tam tikrais veiksmais. Na, iš tiesų darbo kodeksas labai aiškiai reglamentuoja, kad santykiai tarp darbdavio ir darbuotojo yra apibrėžiami darbo kodekse numatytais įstatymais ir kitais teisės aktais. Todėl tie du punktai, kuriuose mes bandome traktuoti arba rodinėti, kad bibliotekos direktorius pažeidė įstatymus, tai nėra mūsų kompetencija. Būtent santykiai tarp bibliotekos direktorius ir jo buvusios darbuotojas turėtų spręsti, jei darbuotojai nesutinka iš tiesų teisinės institucijos. Tai yra darbo inspekcija,
teismas ar kita teisinė institucija ir nuspręsti, ar tai buvo padaryta viskas teisėtai ar neteisėtai. Mes šiandieną negalime būti teismu ir nustatinėti, kokio lygio, kokio dydžio įstatymas buvo pažeistas ir kokias pasiekmes dėl to pažeidimo reikėtų taikyti. Mes šiandieną galbūt galėtume kalbėti apie tai, ar direktorius iš tiesų padarė žalą rajono biudžetui ir įstaigai. Ar iš tiesų ta žala yra antiek didelė, kad jinai sulaukia tokio neadekvataus įstatymo. Ar iš tikrųjų jisai efektyviai naudoja jam paskirtus asignavimus ir panašiai. Šiandieną netgi manant, kad jisai pažeidė tam tikrus darbo įstatymo kodekso straipsnius ar kitus teisės aktus, mes matome, kad ta žala biudžetui yra, jeigu jinai ir buvo padaryta, jinai yra atstatyta. Todėl labai aiškiai rašo ir darbo kodeksas, kaip, aš nesikartosiu, kaip iš tiesų minėjo mūsų juristas, kad bausmė arba drausminė nuobauda iš tiesų turi būti adekvati padaryta nusižengimo sunkumui, į sukeltas pasiekmes, į darbuotojo kaltę, į aplinkybės, kurios iš tiesų svarstant kontrolės komitete nebuvo įvertintos, aptartos, nebuvo išklausytas bibliotekos direktorius. Galbūt ir suprasdamas aš kontrolės komiteto narius, kad jie, žiūrėdami sausai į kontrolės priėmė tokį sprendimą. Galbūt šiandieną, ar gavę papildomus paaiškinimus direktoriaus, jie gali ir subijoti savo sprendimu. Tai būtų visiškai žmogiškai ir normalu. Dar vienas iš kaltinimo straipsnių yra parašyta, kad direktorius pažeidė vidaus darbo tvarkos taisyklės. Vidaus darbo tvarkos taisyklėse niekur nėra parašyta apie tai, o parašyta apie tai, kad darbuotojas turi pristatyti savo išsilavinimo dokumentus. Ko nepadarė darbuotojas. Tai būtent ne direktorius, o darbuotojas pažeidė vidaus darbo tvarkos taisyklės. Todėl manau, kad tie du dalykai, tie du klausimai, kuriais yra kaltinimas direktorius, tikrai negalime priskirti prie šiurkštaus darbo pažeidimo. Nes iš tiesų, jeigu mes kiekvienas, eidamas į šį posėdį ar prieš jį, būtume bent šiek tiek žvilgtelėję į darbo kodeksą, kuriame aiškiai įrašyti šiurkštus darbo pažeidimai. Ar šį pažeidimą, jeigu jis ir buvo, galima sulyginti su šiais darbo pažeidimais? Mano nuomonė, jokių būdų ne. Ir kadangi vienaip ar kitaip, kaip šiandien besibaigtų balsavimas, aš manau, jeigu jisai baigsis direktoriaus nenaudai, jis pilną teisę turi kreiptis į teismą. Ką teismas nuspręs šiandieną pasakyti mes irgi negalime. Bet jeigu jis nuspręstų, kad taryba priėmė neteisėtą sprendimą atleisdama direktorių iš darbo, be abejo seks finansinės sankcijos, nuo kurių nukentės savivaldybės biudžetas, bibliotekos biudžetas ir taip labai skurdus. Aš šiandien nebalsuosiu už Romo Gutkos atleidimą ir remdamasis savivaldybės tarybos reglamento 323 punktu, prašau tarybą balsuoti dėl vardinio balsavimo.